Sveiki žvejai, laukia uraganas, o mes prie upės, kur iki kitur. Jaukų maišymas, pradėsime nuo to. Ir šį kartą norėčiau pakalbėti daugiau apie jaukus. Kodėl? Todėl, kad labai laukiau Match Pro. Čia mano rankose naujiena yra iš tikrųjų, bet šitie jaukai man patinka. Ir pabandysiu paaiškinti dėl ko. Todėl, kad didžioji dalis jų yra visiškai neutralaus skonio. Tai yra nei saldus, nei sūrus. Ir galima iš jų padaryti, kas konkrečiai situacijai reikalinga. Ar sūresnis jaukas, ar saldesnis. Yra ir saldiklis, tiesiog dabar jo neturiu iš tikrųjų su savimi. Tai kaip pavyzdys ant 5 kg jauko arbatinis šaukštelis saldiklio ir jaukas beprotiškai tampa saldus. Šiandien maišysim Dream Yellow ir tamsinsim ne šitų, o šitą. Ir tamsinsim Twin Black. Paskutinį drėkinimą šiek tiek kukurūziniais aromos, kuri visos aromos Match Pro yra skonių saldžius, tai yra labai gerai. Ir žali džiūvėsiai, kurie yra dviejų rūšių, smulkios frakcijos ir stambios. Smulki frakcija iš tikrųjų daug staupo laiko, nes didžiąją dalį leisdavau per sieto, blenderiuodavau, kol per 2 mm praeidavau. Čia viskas yra vienoje vietoje. Dream Yellow yra naujiena, kažkas panašaus kaip Champions Vido Wonder Yellow. Konkurencija bus. Ir tuo mes pažiūrėsim, kas čia, nes dar netekia čiupinėti. Citrusas. Jau gerai, tiesa kitoks negu Champions Vido. Skonis, kaip jau minėjau, neutralus. Netoks lengvai saldumą. Šį kartą nesijausiu jaukų, gal per 3 mm sudrėkintą perleisiu. Litras vandens panašiai bus. 2 drėkinimai su pusę litro vandens ir 3 drėkinimą trečdalį buteliuko aromos per 3 kartus. Į pirmą drėkinimą aromos nesiūlyčiau iškart naudoti, nes labai apvelia jauką. Kai sudrėkini su vandeniu, jis pradeda pūstis ir atsidaro labiau, tada geriau ir susigeria. Ir visai kitokią frakciją jauko tampa. Tai sumaišom jaukus, susiruošiam vietą ir susitiksime. Valanda laiko žvejybos. Pradžioje iš tikrųjų nieko nesufilmavom, nes jau labai seiliai bėgau tą greičiau merkti kablį į vandenį. Tai startui 5 šėryklos buvo. Jaukas geltonas su juodu sumaišius koksai gavosi. Žali džiūvėsiai. Vienas karšelis, visai nesenai. Ant 4 matilių. Kabliukas A1 12 numerio ir pavadėlis metras. Čia buvo pradžioje trumpesnis, pirmu metimu su ilgesniu pavadėliu karšis užkibu. Sutapimas galbūt. Pradėjau dabar duoti iš tikrųjų džokerį ir turim žuvį. Ir dabar
nieko nekeisim, žiūrėsim, kaip bus eigoje viskas. Kol kas tiek. Ar norėtųsi turėjom kibimą gerą. Bet kai nori viską nufilmuoti, tai netenki žuvies. Būna ir taip. Bet svarbu kibimų yra. Nu, aišku, tas yra du lygiai. Ir gali būti negerumas dabar, kad išsibaidžiau žuvį taške. 3 valandos žvejybos ir galiu pasakyti, kad vėjas tai jau nepasaka. Taip atrodo šaltas nėra, bet nėra labai jauku. 3 kibimai, 1 žuvis krante ir dabar visai tyla. Dabar šiek tiek padidinau tempą ir duosim karpyto dziko košiukiais, maža šėrykliuke, didesniu tempu ir žiūrėsim, kas bus. Lyg pirmąjį pavadėliau, lyg snarglių buvo, bet taip labai tikrai ne taip, kad sakytum jau garantuotai. Nes dziką ir daviau, gal nežinau, dziko mėsgalis buvo. Dar valandą laiko kažkur žvejybos gera. Ir matysim, gal dar pavyks prikviesti tą karšelį. Turėjom kibimuką, bet nerealizuotas. Bet toks kitoks negu kiti, toks nebuvo visai labai užtikrintas. Tai 2 matiliai nuvokti buvo, permetim. Įtikimės, kad tą pačią žuvį pagausim. Galimai. Bet čia dabar valandą laiko beveik tyla buvo po tos pabėgusios žuvies. O kaimynas vakare žvejoja, tai 2 karšiniai kibimai. Dešinė irgi žvejų yra. Ir žiūrim toliau, kaip čia bus. Biškį dabar gyvastis buvo iškart linksmiau. Bet vėjas didelis. Matysim, kaip su garsu bus. Reikia tikėtis, kad gerai. Laukiam. Šiandien viskas. Iš Kedėnų vėjas plaukus. Reziumė toksai. Veiksmas iki pietų. 3 karšiniai kibimai, 1 krante. Pamoka ateičiai, kad gal geriau karšis jėte negu geras kadras, nors greičiausiai, kad ne. Ta kibimai geri, tikrai įspūdingi, norisi parodyti juos. Pavadėlis metras. Kabliukai maži, šiandien buvo 1 Gamakatsu 14-12 numerio. Bandžiausi valą Match Pro, iš tikrųjų patiko 0.11, buvau nusiplonėjęs net iki 0.08, bet visai neturėjo reikšmės. Šiaip visi kibimai ant 3-4 matiliau. Nieks kitas masalas nesureagavo. Gal suaktyvėjimas buvo didžiausias pradėjus džokerį duoti, bet trumpalaikis.
paskui iš tikrųjų to pastovumo tokio ir nebeišliko. Dabar baigiam tvarkytis, keliamės prie kompiuterio ir trauksim burtus, kas laimės rites. Neneršis. Štai ir linksmoji dalis. Dabar burtų keliu išrinksime konkurso nugalėtojus. Tai yra žmonės, kurie laimės 3 rites. Pirmiausia, ištrauksime 2, kurie laimės Trabuco Marvel Distance FD 5500 rites. Ir tada trauksime 3 laimėtoją, kuris laimės Trabuco Cast Force Feeder ritę. Taip, procedūra aiški. Šitaip. Šitaip. Kraunasi komentarai. Ir lemtinga akimirka. Pirmas laimėtojas yra Vidmantas Jackevičius. Antras laimėtojas Vaidas Rakauskas. Gudrus reikalas iš tikrųjų, nes ištraukus vieną laimėtoją sumažėja bendras komentarų skaičius, tai yra, kad tas pats žmogus tikrai negali laimėti 2 kartus. Ir trečias nugalėtojas, kuris laimės Cast Force ritę, yra Remy Gagas. Sveikinam nugalėtojus. Taip pat video aprašyme paliksiu savo elektroninį paštą, būtinai parašykit ir sutarsim, kaip galėsit atsimti prizą. Ir noriu pranešti, kad kitas konkursas ir galbūt netgi yra minčių dar padaryti tokį specialų video surinkus 1000 prenumeratorių. Tad iki greitų.